Diena, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš gamtinio Vilkijos ūkio. Šis trumpas reportažas apie tai, kuo maitinti kai kurias daržoves, kurios mėgsta kalcį, kad jos užaugtų didesnės, sveikesnės ir aišku skanesnės. Pavyzdžiui, čia yra mūsų ankstyvi kopūstai ir dabar pats laikas juos pradėti maitinti, kad jie užaugtų stambesni ir skanesni. Iš tikrųjų, kopūstams reikia ne azoto, o super maisto su daug kalcio. Ir aš naudoju štai šitą super derinį. Tai yra sliekų arbata, skystas biohumusas ir kreida. Tai yra visiškai natūralūs dalykai ir kreidoje yra super kalcis, kurio reikia kopūstams. O tam, kad tas kalcis būtų greitai įsisavintas, reikalinga daug mikroorganizmų, kurie ir yra skystame biohumuse arba kitaip sliekų arbatoje. Visą tai reikia sumaišyti vandenyje ir laistyti augalus, tokius kaip kopūstai, kaliaropės, kurios tik pradeda sukti ropeles, lapinius kopūstus bet kurioje augimo stadijoje, burokėliams, krapams, o taip pat agurkams, salotoms, svogūnams, porams, ropėms ir visoms kitoms šarmamėgiams daržovėms, tiksliau neutralią ir į šarmingesnę pusę mėgstančiams daržovėms. Visą daržovių sąrašą rasite tekste ties šiuo video. Ir kaip gauti šitą stebuklingą mano derinį, rasite tekste ties šio video. O man patinka mano daržas, ateinu čia pasimėgauti, pasidžiaugti, darbo daug, bet šitas grožis to vertas ir viskas yra 100% natūralu. Linkiu jums sėkmės, gero derliaus, iki.